Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Deividas Pro ir šiandien sveikiname su savo draugu, bet didžiulė naujiena, tai aš žaidžiu Graftopiją ir pasakyk tu. Mes su Mantu sugalvojame padaryti pasaulį. Ir kai mes jį darėme, mes sugalvojame išimti iš mano pasaulio valą, bet jisai padėjo hudžloką ir paskui kažkoks žmogus atėjo ir mano valdą nuskemino ir mes dabar nusipirkome kitą. Tai šitas valdas yra tikrai geras, bet dėl šito tikrai negalima kreipti dėmesio, kai jisai nešvarus, bet jūs pažiūrėkit. Ten yra iš tikrųjų prizai ir iš tikrųjų kliūtis, kurias galima tikrai pereiti. Čia va irgi yra kliūtis. Vat. Ir kitoj pusėje tas pats, ir plius viskas yra su jackpointais, tik senais nebuvo jackpointo. Ir čia po to yra va toks kaip, nežinau, kas čia toks gali būti, kaip šopiukas ar kas nori gali užeiti. Ir ką čia būtų dar galima iš šopą įdėti, tai jaučiu šitą nesąmonę. Aš seed pakus įdėsiu. Gerai. Aš vieną seed pakus. Tipo rašau angliškai, kas suprantat, tipo raudoni plaukai, čia seed pack jisai deda. Gerai, čia tipo seed pack? Jo. Aš irgi gal nupirksiu. Ne, aš galiu nupirkti dar du. Aš irgi galiu nupirkti. Tai va, kaip tik nusipirkam vieną, tai yra red seed pack. Ai ne, palauk, šitą. Jo. Nusipirkam, tai žinoma, okei. Ką gero gavom, tai mes gavom, sakau, nubušką itemų. Bet tai yra gerai aišku. Seed pack. Ok, nagrito tiek daug idėjų, bet į trade system tai netilps. Mažiausia 4. Galime įdėti. Tai va tikrai, kas nori, gali ateiti ir va. Oi, ne, aš turiu kokius nori. Pala, aš pasižiūrėsiu, kokius uždėsiu. Čia galim dar įdėti Matins Ultrį. Ir šiaip man... Oi, blemba, vėl paėmiau. Kaip matote, aš esu 19 levelio, bet buvau jau gan gerą kartą nusiskemінęs. Mane nuskemino. Ir dabar gerai kažkas klausėt, gal kokio šito valdo nickname'as, tai yra Fortnite. Labai easy nickname'as. Ir aišku dabar reikia vėl tas sumestu. Va, sumečiau, čia du, čia yra Blackrock 3. Tai galiu čia įmesti, štai toliau su 11 Stone Seed. Būtų gerai. Gerai, va. Turim čia tokį. Čia gali būti 8 kambariukas. Kaip girdėt, kad gera muzikėlė groja. Ir tas sauneris galiu pasakyti buvo tik 8 levelio. Tai nelabai žinau, kaip reikia tokį vardą paduoti. Su kažkur apie nežinau. Mes jį pirkom už valą. Ir Eksa. Mano draugo kelnes tokias. Bet aš kuris nelabai ten ką geras buvo. Ir tokį kaip jumperį tenais. Tai tas sauneris atiko 8 levelio. Aš nickname'o neprisimenu, tai mes su Deividu aišku pradėjome iš laimės šokinėti čia kambarį. Bet... aišku... Ką čia noriu? Nesupratau, iš kur aš gavau Death Spikes. Death Spikes? Tai pasodink. Va, aš dabar čia sudėjau visus seedus, kuriuos aš paduosiu. Čia rašyk na fasą, tiek, žiūrėk. Negi Deivi, čia viską ištrink ir rašyk na fasą. Ne. Kankelį. Negali rašyti na fasą iš tikrųjų. Va, dabar. Ok, žiūrėk. Man tai ateina. Tak, gerai. Čia būtų kaip kokių graftokenų world. Aš kai turėsiu 200 levelį, darysiu SB. 100 diamančiukų, kurias labai lengva sutaupyti. O kitas pasaulis tai būtų prizas 13, kuriame dar nėra aišku Worldlocko, bet čia yra mūsų Seed World. Mes čia taupom seedus visokius, ten... Nu kaip seedus, tai yra mūsų Seed Worldas.
Ir va, kaip matote, aš jau dabar čia biškiek pakirsiu. Ir kai biškiek pamaininsiu, grįšiu į mūsų pagrindinį pasaulį. Tai va, stabdau video. Kaip matote, dabar pas mus tie vienas žmogus irgi lietuvis, Red Wolf LT. Ir čia tas gan lengviausias minigimas, ant kurį gali gauti Red Code. Ir aš buvau mieste pasaulyje Recipes. Ir pamačiau labai lengvą dalyką, kai pavyzdžiui sumaišai šitą sydą su tokiu sydu Roblox, tai gali gauti būtent platformų, kurios labai gerai yra perminimui. Tai nežinau, ar mano draugas norėtų su manim išmanyti šitą pasaulį. Nu tai gerai, nemaininsi? Nu tai tą, šitą video tik tiek norėjau parodyti, ką mes gavom. Ir gal kažkada dar kelsiu kokį gameplay'ų, rašykite į komentarus. Ir tai, daug, 5. 5 daug. Tai 5. Ir visiems zate.